Sveiki, eteryje vėl laida Renkuosi studijuoti ir aš jos vedėjas Ignas Grinevičius. Ši konkreti laida bus ne apie kokius nors skaičius, ne apie geometrinės figūras, bet apie empatiją, sugebėjimą išklausyti ir sugebėjimą suprasti bei perteikti grožį. Tai taip pat profesiškai svarbios savybės, su kuriomis ir susijusios specialybės randamos Kauno kolegijos menų fakultete. Kauno kolegija – menų ir ugdymo fakultetas. Šio fakulteto ištakos yra siejamos su Kauno meno mokykla, veikusia 1922–1940 metais. Tarpukario laikotarpiu tai buvo vienintelė dailės mokykla visoje Lietuvoje. Ją įkūrė dailėtyrininkas Justinas Vienožinskis. Per 100 metų Kauno meno mokykla savo pavadinimą keitė ne 12 kartų. 2001 metais rugpjūčio 24 dieną mokykla integruota į Kauno kolegiją. Nuo 2018 iki dabar tai Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakultetas. Iš tikrųjų mes esame istorinėje Kauno ir Lietuvos vietoje. Tai yra Žaliakalnis, tai yra Pelėdų kalnas ir yra Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakultetas. Aš savo rankose laikau tokią pakankamai šventą relikvinę knygą mūsų. Šita vieta ne per seniausiai minėjo 100-mečio sukaktį. Tai reiškia, mes stovime kultūros, meno, istorijos ir aš nepabijosiu pasakyti šito žodžio, edukacijos kalvėje, kuri egzistuoja jau 100-metį. Ir dabar visas šitas dalykas, tas procesas yra perimtas būtent iš Kauno kolegijos. Mes tęsime tas 100-metinės tradicijas ir čia vykdome 9 studijų programas. Studentai stojantys į šį Kauno kolegijos fakultetą gali rinktis visą pluoštą menų krypties studijų programų. Tai yra ir dizainas, ir įvaizdžio dizainas, ir mados dizainas, ir objektinis menas, ir dailės kūrinių konservavimas bei restauravimas. Taip pat mes turime pedagogikos katedrą, kurioje studentai gali rinktis iki mokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Taip pat turime ir socialinio darbo katedrą, kuri irgi įsiliejusi į mūsų kolektyvą ir gali studentai studijuoti socialinio darbo studijų programoje. Ir mes turime kalbas. Kalbų kryptyje mes turime 2 studijų programas, tai anglų kalba ryšiams su visuomenė ir verslo anglų kalba. Pasirinkau Kauno kolegiją todėl, kad patiko studentų bei absolventų įspūdžiai po šių studijų, jų atsiliepimai, patirtis, tai, kad dėstytojai labai pagarbiai atsiliepia ir žiūri į studentus, apie praktikos galimybės, po kurių galima likti dirbti įstaigose. Pedagogikos katedros tikslas parengti pedagogus gebančius atskleisti ir puoselėti individualius vaiko poreikius, pomėgius, gebėjimus, ugdyti jo savarankiškumą, kūrybiškumą, pažinimą, norą ir gebėjimą mokytis, gebančius bendrauti, bendradarbiauti, teikti paramą bei pagalbą tiek vaikui, tiek jo šeimai. Pedagoginis darbas nėra lengvas, jis sunkus, matomas ir vertinamas, reikalaujantis daug išmanymo, gebėjimų, nuolatinio asmeninio tobulėjimo, kantrybės, atsakingumo. Bet tai yra viena iš nedaugelio profesijų, kasdien dovanojančių teigiamas emocijas, džiugias akimirkas, nuoširdžias šypsenas, komplimentus. Pedagogos programa yra išskirtinė tuo, kad šis sritis yra viena iš sričių, kuri yra reglamentuojama valstybės. Būtent dėl to pedagogų rengimui tiek rengėjam, tiek ir patiem pedagogam yra skiriamas ypatingas dėmesys. Ypatingai šiai dienai, kai pedagogo prestižui ir įvaizdžiui yra visuomenėje skiriamas didžiulis dėmesys. Taip, turbūt pripažinsime kiekvienas, jog pedagogų būti nėra taip paprasta. Darbas su žmonėmis, o ypač su jaunimu ir vaikais, liaudiškai tariant, ant pečių užverčia labai daug atsakomybės. Tačiau kiekvienas mokytojas, pedagogas gali didžiuotis, kai mato, jog jo įtaka vaiko gyvenime buvo teigiama. Dar viena studijų programa – socialinio darbo. Čia taip pat darbas su žmonėmis. Šiuolaikinėje visuomenėje socialinis darbuotojas jau nebėra tapatinamas tik su socialinių problemų sprendimu. Studijuodami socialinio darbo studijų programoje studentai tobulina savo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gilinasi į asmenybės psichologiją, asmenybės elgesį formuojančius veiksnius, holistiškai analizuoja informaciją apie visuomenę ir joje kylančias
socialinės problemas. Taip pat studentai išmoksta taikyti įvairius inovatyvius socialinio darbo metodus, sprendžiant socialinės problemas. Studentai įgyja ne tik tai aukštą išsilavinimą, bet ir gali įgyti profesiją, kuri padeda žmogui keistis, padeda žmogui pažinti save kitaip, naujai. Tai yra prasminga veikla ir mes kviečiam studentus atvykti pas mus ir tapti socialinio darbo profesionalais, kurie keičia žmogaus gyvenimą. Baigę šią studijų programą yra dvi galimybės. Vieni studentai gali studijuoti aukštosiuose mokyklose siekdami karjeros magistro laipsnio ir dauguma studentų, kurie įgyja profesinio bakalauro diplomą, jau vyksta dirbti į realias praktikos vietas šiose srityse. Socialinių paslaugų įstaigose, švietimo srityje, teisėsaugos srityje, nevyriausybinėse organizacijose. Socialinio darbo studijų programą pasirinkau studijuoti, kadangi mano patirtis socialiniam darbe atėjo ganėtinai anksti, prieš kažkur 7 metus savanoriaujant. Tai savanoriaujant aš pamačiau, kad man trūksta teorinių žinių, sprendžiant įvairius konfliktus su paslaugų gavėjais ir tiesiog nusprendžiau, kad man reikia gilinti tas žinias ir pasirinkau Kauno kolegijos socialinio darbo studijų programą, kadangi Kauno kolegija siūlo labai plačiai praktikas, tas 3. Tai kur gali teorinės žinias suderinti su praktinėmis žiniomis ir kadangi aš esu toks praktikantas, labiau žiūriu iš praktinės pusės viskas, kai vyksta, tai dėl to pasirinkau būtent Kauno kolegiją, nes čia ganėtinai platus praktikos diapazonas yra. Socialiniai darbuotojai nebaudžia, socialiniai darbuotojai ateina tam, kad padėti ir dažnai ateina tuo metu, kai žmogui būna labai sunku. Ne visada žmogus yra pasiruošęs priimti pagalbą būtent tuo momentu ir pagrindinis socialinio darbuotojo tikslas yra įtikinti žmogų, kad jam reikia tos pagalbos ir priimti tą pagalbą. Menų akademijos dėstytojai ne tik aktyviai vykdo edukuojančias kūrybinės veiklas fakultete įtraukdami studentus, bet ir rengia personalinės parodas, savo kūrybą pristato grupinėse ekspozicijose, šiuolaikinio meno mugėje Art Vilnius, organizuoja ir dalyvauja tarptautiniuose tarpdisciplininiuose simpoziumuose ir pleneruose Lietuvoje bei užsienio šalyse. Kuo mes esam kitokie ir kuo mes skiriamės nuo kitų Lietuvoje esančių meno mokyklų. Tai Kauno kolegija nuo seno save orientuoja kaip praktinių studijų turbūt teikėja, tai tuo pačiu ir mūsų dizaino studijų programa pirmiausia yra orientuota į praktinės studijas. Kaip tai atrodo, tai turbūt svarbus aspektas yra tai, kad mes dirbame su realiais užsakovais, su realiais užsakymais, su realia rinka. Tai mus kreipiasi ir įvairios įmonės, ir privatus asmenys, kurie linkę galbūt gauti kažkokį tai jauno dizainerio kūrinį ir jiems yra įdomu tokie jauni kūrėjai ir be abejo mes integruojame į studijų programą visas šias užduotis, praktinius darbus, ir studentai atlikę savo kursinį darbą turi galimybę būti matomi visuomenėje tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu su savo kūrybiniais darbais. Tai kolegijos kursas turbūt išsiskiria tuom, kad yra tikrai pakankamai daug praktikos. Tai pačiam teko įsidarbinti į ne vieną įmonę, kur atlikau praktiką ir to pasėkoje iki šiol ir studijuojant dirbu su jom, gaunu įvairių užsakymų, kaip jau laukiu, kada baigsiu studijas ir galėsiu pradėti dirbti. Tai tikrai, manau, nėra taip, kad paruošia studentai, jisai jas baigęs, neturi kur eiti, tai gali būti užtikrintas, kad tikrai turėsi darbo vietą, jeigu susirasi ir dėsi į tai darbo, tikrai gali pasiekti. Be abejo, užsienio kalbų mokėjimas atveria platesnės galimybės naudotis naujausiamis informacijos bei komunikacijos technologijomis, integruotis į šalies ir pasaulio bendruomenę. Todėl čia Kauno kolegijoje Kalbų centre realizuojamuose anglų kalbos ryšiams su visuomenė ir verslo anglų kalbos studijų programuose rengiami specialistai, mokantis taisyklingai bendrauti dalykinę anglų kalbą, tinkamai vartojantis verslo ir ryšių su visuomenė profesinius terminus. Įtvirtindami įgytas žinias ir siekdami naujų, studentai praktikas atlieka įvairaus tipo įmonėse, žiniasklaidos kanaluose, vertimų biurose, kultūros ir socialinių paslaugų centruose, gamybos įmonių, komunikacijos ir informacijos tarnybose,
o taip pat yra skatinami pradėti verslą, patys susikurti savo darbo vietas. Nuo jaunų dienų man patiko anglų kalba, dėl to pasirinkau anglų kalbą ryšiams su visuomenė, o man nepatiko monotoniškas darbas. O anglų kalba ir nėra monotoniškas darbas, nes tenka iš tikrųjų visko padaryti, nuo interviu iki press release'ų, iki konferencijų, atstovauti įmonę tiek iš vidinės, tiek iš išorinės komunikacijos. Ryšiai su visuomenė šioje studijų programoje yra labai stipri pridėtinė vertė ir ką studentai išmoksta. Jie išmoksta visą tą komunikacijos kelią nuo siuntėjo iki gavėjo ir studentai orientuojami kurti turinį žodžiu ir raštu. Tai yra, jie tampa išėję į darbo rinką turinio kūrėjais. Čia turbūt sutiksite su žymia filosofo Wittgensteino fraze: mano kalbos ribos – tai mano pasaulio ribos. Bet turbūt tai yra taikoma ne vien kalboms mokytis. Tai galima pritaikyti ir mūsų gyvenime. Nes tik pats gali žinoti, kur baigėsi tavo ribos, kur baigėsi noras semtis naujų žinių. Tęsime laidą Renkuosi studijuoti ir keliausime susipažinti su vienu žymiausių Lietuvoje privačių darželių. Čia požiūris į pedagogo darbą yra visiškai kitoks ir daugelis tų, kurie pasirenka pedagogo specialybę, savo praktiką siekia atlikti būtent čia. Kalbama, kad tėvai netgi keičia gyvenamąją vietą, kad savo atžalas galėtų leisti būtent į šią ugdymo įstaigą. Mokytojas – viena gražiausių specialybių. Nes mokytojas kasdien ateina į klasę ir kaskart veda vaikus pažinimo keliu. Per raides, per skaičius, per istorijas. Moko suprasti, užjausti, pažinti ir atrasti. Yra sakoma, jog mokytojas lyg sodininkas. Beria išminties ir žinių sėklas. Mokytojas padrąsina. Mokytojas taip pat palydi į nepakartojamą gyvenimo skrydį. Patys pirmieji mokytojai, kurie vaikus paima už rankos ir pradeda vesti įdomių ir kartais sudėtingų gyvenimo keliu. Tai yra mokytojai, kuriuos mes sutinkame darželyje. Sudėtingas ir svarbus procesas – pasirinkti darželį. Norisi viską pažiūrėti iš arti, įvertinti, pasmalsauti, tad keliaukime į ikimokyklinio ugdymo įstaigą Vaikystės sodas. Ikimokyklinis ugdymas iš tikrųjų yra be galo svarbus, nors ir labai dažnai nuvertinamas, nes dažnai manoma, kad tokio amžiaus vaikams tiesiog užtenka geros kokybiškos priežiūros ir laisvų žaidimų. Taip, tai iš tikrųjų yra beprotiškai svarbu, bet tokio amžiaus vaikų smegenys vystosi itin sparčiai ir yra labai imlios. Todėl juos būtina supažindinti su kuo daugiau skirtingų veiklų, konceptų, kad jie iš tikrųjų mokytųsi, pažintų pasaulį ir tai sudarys labai didelį pagrindą jų ateities gyvenimui. Tai nulems ir tai, kaip paprasta jiems bus prisitaikyti mokykloje, mokytis naujų dalykų. Tai taip pat labai svarbu ir socialiniam asmeniniam santykiam, nes remiantis tuo vaikai paskui mokės arba nelabai gerai mokės užmegzti ir palaikyti santykius su kitais žmonėmis. Įdomus faktas, kad ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrimas rodo, kad vaikų, kurie lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigą, tai tuomet, kai jie yra 15, jų matematikos ir raštingumo gebėjimai yra gerokai aukštesni nei tų, kurie darželių nelanko. Visuose darželiuose didelis dėmesys yra skiriamas vaiko priežiūrai, bet Vaikystės sode išskirtinį dėmesį skiriame ir vaikų ugdymui. Tai mes remiamės autorinę Austėjos Landsbergienės kontekstinio ugdymo sistema. Kaip tai atrodo praktikoje? Na, pavyzdžiui, šiuo metu pagrindinė mūsų tema yra kalnai. Vadinasi, kad kalnų tema jungia visas veiklas, kurias tuo metu mokosi vaikai. Pavyzdžiui, jeigu jie skaitys pasaką, tai ta pasaka greičiausiai bus, tarkim, apie gyvūnus, kurie gyvena aukštai kalnuose. Per inžinerinę veiklą tie vaikai galbūt konstruos kalnus iš kokių antrinių žaliavų. Per matematikos veiklas jie tos kalnus matuos, lygins, kuris yra aukštesnis, kurio yra skersmuo.
o per žygį jie greičiausiai kops į Gedimino kalną ir trauks kokią nors dainelę apie kalnelius. Ir dar kas yra labai smagu, kad mūsų klasėse dažnai lankosi ir profesionalai. Tai pavyzdžiui, neabejoju, kad nagrinėjant kalnų temą, daugelįje klasių apsilankys žmonės, kurių hobis arba pagrindinis užsiėmimas yra kopti į kalnus ir papasakos, kaip ir kodėl žmonės į tos kalnus kopia, kokia įranga jie naudojasi. Ir iš tikrųjų toks mokymasis, kai viskas yra susijęta ir sujungta bendra tema, yra labai artimas vaikams, nes jie ir pažįsta pasaulį per ryšius ir sąsajas. Kiekvieną dieną mes pradedame nuo ryto rato. Ryto rato metu mes mokomės pagrindinius dalykus, tai kalbame apie tai, kaip mes jaučiamės, reflektuojame rytą, mokomės skaityti, rašyti, reikšti savo mintis. Taip pat turime kvėpavimo praktikas, kurių metu mokomės kvėpuoti, valdyti savo emocijas, aiškiai jas išreikšti, nurimti ir susikaupti dienai. Vaikų emocinį intelektą ugdome per kimočių programą. Kimočiai tai yra skirtingi personažai, žaislai, kurių metu vaikai mokosi pažinti save, pažinti savo emocijas ir pažinti pasaulį per juos. Ką mes darome su kimočiais? Mes turime realias situacijas, sprendžiame jas, vaidina. Kimočiai turi charakterį ir mes kaip mokytojai turime išmanyti tuos charakterius ir žinoti, kaip veiklą kimočių padaryti vaikams įdomią. Nes šios veiklos yra labai svarbios ir labai įtraukia vaikus ir matyti, kaip po kelių mėnesių darbo vaikai patys reflektuoja apie savo jausmus, kaip jie jautėsi, kas jiems galbūt buvo sunku, kur turėjo baimių. Tai yra pats geriausias dalykas, ką galime pasiekti su tokio amžiaus vaikais. Ikimokyklinis vaiko amžius yra pats kūrybiškiausias. Vaikas natūraliai sugeria visą informaciją, kurią viena ar kita forma jį apsupame. Ikimokyklinukai yra labai smalsus ir mielai bendrauja įvairiausiomis temomis. Kai jos pateikiamos vaikui suprantama kalba bei kuriamos žaidybinės situacijos. Ir dažnai net sulaukiame pagirimų, kai mūsų vaikai lankosi kur nors ekskursijose ar važiuoja autobusu, tai paskui su mumis susisiekia patenkinti ir nustebinti autobusų vairuotojai arba bibliotekų darbuotojas ir sako, kokie jūsų tie vaikai yra smalsus, kokius įdomius jie klausimus užduoda, bet kaip iš kitos pusės jie puikiai laikosi ir tų pačių taisyklių, yra empatiški ir pagarbus. Šios ikimokyklinės įstaigos ypatingumą kuria joje dirbanti specialistų komanda. O kaip atsirenkame darbuotojus, tai iš tikrųjų vadovaujamės tokia nuostata, kad įdarbink pagal vertybės ir požiūrį, o jau visų konkrečių gebėjimų tu juos galėsi išmokyti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums žymiai svarbiau, kad žmogus ne tiek žinotų, kas, pavyzdžiui, yra tas kontekstinis ugdymas ar kaip suvaldyti 10 trimečių, bet kad jis būtų užsidegęs ir norėtų to išmokti, tą sužinoti, kad jam iš tikrųjų tiesiog tai būtų labai įdomu. Šios ikimokyklinės įstaigos darbuotojai neslepia, jog kiekvienais metais sulaukia ypatingai daug mokytojų, pradedančiųjų mokytojų, kurie nori atlikti praktiką būtent jų kolektyve. Iš tikrųjų, kiekvienais metais vaikystės sode praktikuojasi kelios dešimtis būsimų mokytojų ir jų padėjėjų. Ir iš tikrųjų tiek dėstytojai, tiek ir patys studentai praktiką vaikystės sode labai vertina, nes čia jie gali pamatyti ir kitokį darželį, kitokias klases, kitokią dienotvarkę, kitokią ugdymo programą, kaip mes tas pačias inovacijas taikome. Tai iš tikrųjų jiems yra labai įdomu ir jie dažnai pasirenka praktiką vaikystės sode, o jau tuos geriausius studentus mes ir kviečiame pasilikti kartu su mumis ir toliau darbuotis ir tikrai turime nemažai tokių sėkmės istorijų. Vaikystės sode pradėjau dirbti beveik prieš 10 mėnesių, beveik prieš metus laiko. Visuomet labai patiko darbas su vaikais. Labai norėjau tobulėti vaikų pedagogikoje, matyti, kaip vaikai vystosi emociškai, psichiškai, kaip per jų kūrybiškumą, empatiją galima atskleisti vaiko tolimesnius sugebėjimus. Ir vaikystės sodas orientavosi į tai, kas man buvo labai aktualu. Į darnaus vystymosi tikslus, į vaikų vertybės, į žmonių vertybės. Man tai buvo labai aktualu.
Labai rūpinamės, kad mūsų mokytojams ir jų padėjėjams čia dirbti būtų gera. Ir kodėl jie renkasi vaikystės sodą, dažniausiai tai yra todėl, kad tai yra geriausia vieta augti kaip ikimokyklinio ugdymo profesionalui. Tai tiek jie gali būti smaigalyje visų tų inovacijų, kas vyksta ugdymo sistemoje, matyti, kaip jos čia pat yra diegiamos ir pritaikomos praktiškai, ir tai yra tikrai labai vertinga. Taip pat mes turime sukūrę ir visą savo programą. Tai yra, kad mokytojams nereikia labai daug ruoštis dienos veikloms. Jie turi visą programą, kuri yra sukurta metams laiko. Ten yra visos temos, visos veiklos, priemonės ir viskas, ko tik tai mokytojai gali reikėti. Tai ir ta pradžia, pradedant pas mus dirbti, iš tikrųjų nėra sudėtinga. Vaikui darželis, paaugliui mokykla tampa tarsi antri namai. Turbūt sutiksite su tuo, jog labai svarbu, kokią tą antrą šeimą jūs parinksite savo vaikui. Mes vaikus ugdome nuo kūdikystės iki universiteto. Tai reiškia, kad prie vaikystės sodo vaikai gali prisijungti nuo 1 metų, o baigę vaikystės sodą jie gali ugdymą tęsti tomis pačiomis vertybėmis ir sistema paremtoje Karalienės Mortos mokykloje. Ir tikrai matome, kad didžioji dalis tėvų ir daro tokį pasirinkimą ir tęsia ugdymą mūsų sistemoje. Turim net labai smagių istorijų, kai žmonės, kurie lanko darželius mūsų vaikystės sodo Panevėžyje ar Klaipėdoje, kur nėra Karalienės Mortos mokyklų, jie persikėlė į Vilnių ar į Kauną tam, kad galėtų tęsti ugdymą pas mus. Jie net yra sutikę taip pakeisti visą savo gyvenimą tam, kad iš tikrųjų gautų tą kokybišką ugdymą. Tai tas faktas iš tikrųjų yra labai džiuginantis. Jeigu turite nors menkiausių klausimų, visada galite užsukti į ugdymo įstaigą. Čia jūsų lauks pedagogai ir tikrai atsakys į visus jums rūpimus klausimus. Šiandien laidoje Renkuosi studijuoti jau tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Kaip visuomet pasimatysime per Lietuvos ryto televiziją pirmadieniais 12 val.